skonis ir kvapas. Jūsų arbatos tiekėjas. Olimpinės žaidynės prikaustė viso pasaulio dėmesį, na, o mes į olimpinės žaidynės vykstančias Londone sumanėme pažiūrėti šiek tiek netradiciškai. Todėl mūsų studijos svečias šį rytą yra arbatos ekspertas Andrius Žilinskas. Labas rytas. Labas rytas. Andriau, šiaip ar taip, anglai ir arbata yra du neatsiejami dalykai. Kokią arbatą geria anglai? Anglai geria juodą arbatą ir dažniausiai su pienu. Ir tą daro labai seniai ir gal net patiems anglams yra sunku prisiminti, kodėl ši tradicija paplito. Bet yra kelios versijos. Viena iš jų ta, kad juoda arbata yra pakankamai stipri ir šiek tiek kartoka. Tai dalis anglų tiesiog balindavo tą arbatą su pienu, kad sušvelninti skonį. Kita versija yra ta, kad anksčiau, keli šimtai metų atgal, porcelianiniai indai nebuvo tokie atsparūs ir pilant karštą vandenį jie galėdavo sutrūkti. Tai anglai iš pradžių pildavo pieno, tada karštą arbatą ir taip išsaugodavo savo puodelius. Taip pat indai nebuvo taip puikiai glazūruoti ir nuo tamsios juodos arbatos jie nusidažydavo ir jau neišeidavo jų atplauti. Tokie praktiniai sumetimai. Dar vienas spėjimas, kad šią idėją pasiskolino iš indų, kurie gerdavo prieskonių mišinį su pienu ir cukrumi. Tai vat tokios versijos. Matyt, visos iš jų galbūt ir teisingos. O ar mes dabar teisingų metų ragausime anglišką arbatą? Manau, kad teisingo, nes anglai geria arbatą ryte ir pietus ir po pietų ir vakare. Anglai išgeria arbatos vidutiniškai 4-5 kartus daugiau negu kiti europiečiai. Tačiau ji neturėtų būti karšta, ar ne? Jeigu jau skiedžiame pienu, įpilame pienu, tai galima pakankamai ilgai ją mėgautis. Priklauso nuo to, kiek pieno įpilama. Jeigu labai daug, tada arbata labiau pravėsta. Bet čia priklauso nuo skonio. Na, anglai savo kultūrą yra nunešę ne tik savo šalį, bet iš tiesų labai plačiai į pasaulį. Kokios tai šalis, kur arbata su pienu yra irgi labai sena tradicija? Dažniausiai tai yra buvusios Britų kolonijos. Indija, Šri Lanka ir šalis aplinkui. Ir jie kartu su arbata ten nunešė ir savo kultūrą, savo visą arbatos mėgaumosi ceremoniją. Ir čia matote labai vaizdus iš Indijos, iš Dardžilingo, vieno iš viešbučių, kur iki šiol gyvos tas arbatos gėrimo ceremonija, yra arbatos popietė, yra English breakfast arbata, kuri geriama ryte. Ir iš vaizdų matysite vėliau, kad toks jausmas, kad čia ne Indija, o Anglija. Anksčiau šiuose namuose gyveno Britai, vėliau tie britiški namai virto viešbučiais. Ir kuo dar išsiskiria šitose viešbučiuose, kas yra irgi įdomu, kad galima susakyti rytinį pažadinimą, kuris šiaip Europoje vyksta tiesiog skambučiu į numerį, o ten tarnai atneša arbatą ir rytas prasideda nuo arbatos. Dar būnant lovai, tarnai atneša arbatą, galima atsigert, tada susitvarkyti, eiti pusryčiauti, vėl gerti arbatą ir ta arbata ten gana dažnai sutinkama. Na, iš tiesų, aplinka labai įspūdinga ir kai žvalgysimės dar vėliau po vidų, atrodytų iš tiesų, kad tai yra kur nors Anglijoje, bet tie vaizdai rūkai, tai kaip jie veikia arbatos plantacijas? Rūkas arbatos lapams tikrai patinka, nes suteikia papildomos drėgmės ir apsaugo atgaivina po saulės, nes arbatai geriausia yra augti tokioje apšviestoje teritorijoje, kur šiek tiek saulė, šiek tiek šešėlio, šiek tiek rūko ir tada arbata tikrai labai gerai auga ir yra gero skonio. Na, dar šiek tiek papasakokite apie tai, na, pavadinkime tokiu arbatos turizmu, ar ne? Būtų galima vykstant į Indiją, kas dar yra siūloma ir kaip ten jaučiasi žmonės nuvykę turistai? Ten Indijoje dažniausiai yra geriama masalačia arbata, kurie anksčiau, kol Britai neatvežė arbatos sėklų ir nepasodino savo plantacijų, tai buvo ta masala geriama tik tai su prieskoniais, cukrumi ir pienu. Vėliau Britai išmokė, kad į šį gėrimą reikia dėti arbatos ir šitas gėrimas labai išplito. Ir šiaip kalbant apskritai apie arbatą Britanijoje, iš pat pradžių šitas gėrimas sunkiai skynėsi kelią, nes vietiniai valdžiai nepatiko tai, kad
kuomet atsirado arbata, po 100 metų tapo tokia populiari, kad lenkė netgi alaus ir džino suvartojimą. Ir tiesiog iždas valstybės patyrė didelis nuostolius, nes surinkdavo vis mažiau mokesčių iš alkoholio prekybos. Bet o kas nutiko? Kodėl ne kava, pavyzdžiui? Todėl, jau nekalbant apie kitus. Todėl, kad arbata buvo toks demokratiškas gėrimas. Ir tarkim, jeigu kavinės Britanijoje galėjo lankytis tik tai vyrai ir gerti kavą, tik tai vyrai, arbatinės buvo daug demokratiškesnės ir ten galėjo rinktis moteris, galėjo eiti vaikai ir visi tą arbatą mėgautis. Ir Britams labai patiko šitas gėrimas, jie vartojo jį ir namuose. Kitas momentas, kad arbatos tas populiarumas sklido ir per karališkuosius rūmus, per aukštuomenę. Arbatos vakarėliai buvo kažkas labai tokio madingo ir verto dėmesio, todėl ir paprasti žmonės, norėdami šiek tiek pasijusti vertesni matyti, žiūrėdavo į tos karališkuosius rūmus ir patys pradėjo mėgautis arbata. Ir iki šiandien iš tiesų tai yra labai populiaru. O jeigu jau kalbant konkrečiau, kokios yra tos tikrosios angliškos arbatos rūšės? Kokie pavadinimai? Anglai geria Sikimo arbatą, visos tai yra juodos arbatos dažniausiai. Geria ir Sikimą, geria Dardžilingą, geria Ceiloną. Ir tada yra atskiri mišiniai, pavadinti angliškais pavadinimas kaip English breakfast, yra Earl Grey, yra afternoon tea. Ir tarkim, English breakfast arbata yra daugiau Ceilono ir Asamo mišinys, stipresnių arbatų, o jau popietės arbata, 5 o'clock'as ar afternoon tea, tai yra jau švelnesnės arbatos pagrindų, Dardžilingo gali būti. Ir pati idėja labai įdomi afternoon tea, kaip jie atsirado. Manoma, atsirado taip, kad tiesiog, kadangi buvo labai didelis tarpas tarp pietų Anglijoje ir vakarienės, tai damos sugalvojo kažkaip pasilepinti ir sulaukti vakarienės, kad tas laukimas nebūtų toks skausmingas, gerti arbatą. Ir šalia arbatos, aišku, buvo labai pateikiama daug saldumynų, pyragų, keksų. Šis beitas yra ir šalia, ar ne? Ir būdavo labai daug tų saldumynų šalia. Dar viena teorija yra ta, kad tiesiog rūmuose, kadangi anksčiau vyrai labai mėgo naudoti daug džino, tai atsitikdavo taip, kad tos vakarienės jau ten daug kas ir nesulaukdavo. Tai toks būdavo kaip įstatymas, tai tik į afternoon tea negalima jokių taurių gėrimų vartoti ir po to, kada išgeriamas paskutinis arbatos puodelis, jau galima mėgautis stipresniais gėrimais. Tačiau anglai arbatą geria nuo ryto lygi vėlos vakaro. Nėra tam tikros, kada jinai nėra geriama. Taip, galima kitaip. Iš ryto jie geria tam, kad prabusti, po pietų geria tam, kad tas neprailgtų laikas laukti vakarienės. Geria arbatą dažnai sutikdami svečius. Tas ypač ir Indijoje jautėsi, kuomet atvyksta svečius ir visą laiką pirmoje eilėje yra pateikiama arbata, kažkokie užkandėliai ir saldumynai. Kągi, Andriau, dėkui už pasakojimą. Na, o aš kviečiu likti su LRT televizija. Rubrika remia Skonis ir kvapas. Jūsų arbatos tiekėjas.